Taip, tokių naujienų tikrai nesitikėjau. Pentagonas atvirai grasina Romos popiežiui susidorojimu po jo kritikos Donaldui Trumpui. Trumpo komanda pareiškė, kad Vatikanas turėtų būti nuolankus ir paklusnus Donaldui Trumpui, nes jis turi karinę galią galinčią ištremti katalikų bažnyčią. Ir šis skandalas dabar tik įgauna pagreitį. Popiežius Liūtas XIV ir prezidentas Donaldas Trumpas dar labiau aštrina jau ir taip aštrų konfliktą dėl emigracijos ir karo su Iranu, atskleisdami retą ir stiprėjantį skilimą tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Paaiškėjo, kad prieš karą su Iranu iš Baltuosius rūmus buvo iškviestas Vatikano atstovas. Ir reikalavo, kad šventasis sostas ne tik paremtų būsimą Donaldo Trumpo karą, bet beveik ir pavadintų jį kryžiaus žygiu prieš netikėlius. Baltuosiuose rūmuose visus kaltinimus neigia ir sako, kad ne, ką jūs, Donaldas Trumpas puikiai sutarė su Vatikanu. Bet kažkodėl popiežius šiemet visiškai atsisako net skristi į Jungtines Amerikos valstijas. Apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Ir jau šią savaitę popiežius vėl sukritikavo Donaldą Trumpą dėl jo karo prieš Iraną. Tuo tarpu JAV gynybos ministras Petas Heksetas šį karą pavadino kryžiaus žygių analogu. Taigi pasiaiškinkime. Mano vardas Aleksejus Pičius, aptarkime šią temą kartu, bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti paaukoję bet kokią sumą pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme, arba naudodamiesi QR kodu jūsų ekranuose. Ir būtinai užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pičis News, nuorodą į jį taip pat rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, didžiausias skandalas kilo išvakarėse prieš paskelbiant apie ugnies nutraukimą JAV ir Izraelio kare prieš Iraną. Leidinys The New Republic pranešė, kad kilo skandalas tarp JAV gynybos departamento ir Vatikano. Ir štai kaip rašo leidinys. Praėjus kelioms dienoms po to, kai popiežius Liūtas XIV pasakė kalbą apie padėtį pasaulyje, tai buvo dar sausį, gynybos viceministras politiniams klausimams Elbridžas Kolbis išsikvietė pas save kardinolą Kristofą Pierą, kuris yra oficialus Vatikano atstovas JAV, į uždarą posėdį Pentagone, kad jam skaitytų moralą. Ir toliau pateiksiu Elbridžo Kolbio citatą pagal The New Republic. Jungtinės valstijos turi karinę galią, leidžiančią joms daryti pasaulyje viską, ko jos nori. Katalikų bažnyčiai geriau stoti į mūsų pusę. Ir štai čia prasideda, tikras siaubas. Kaip rašo leidinys, vienas iš amerikiečių karinių pareigūnų dalyvavusių šiame susitikime papasakojo apie Avinjono popiežystę. Tai buvo laikotarpis 14 amžiuje, kai Prancūzijos monarchija pavergė katalikų bažnyčią įsakydama užpulti popiežių Bonifacijų VIII, kas lėmė jo nuvertimą ir vėlesnę mirtį. Ir privertė popiežystę persikelti iš Romos į Avinjoną, kuris yra Prancūzijos regione. Šis laikotarpis dar vadinamas Šventojo sosto Avinjono tremtimi. Ir štai Pentagone kardinolui, kuris atstovauja Vatikanui JAV, tarsi užsiminė, kad jie gali pakartoti tą Avinjono tremtį visam šventajam sostui. JAV gynybos ministras Petas Heksetas ir kiti aukšti Pentagono pareigūnai buvo ypač pasipiktinę kai kuriais popiežiaus kalbos fragmentais. Popiežius dar sausio 9 dieną teigė, kad, citata, diplomatija, kuri skatina dialogą ir siekia visų šalių sutarimo, yra pakeičiama diplomatija pagrįsta jėga. Karas vėl tampa madingas, o karo troškimas vis labiau plinta. Ši popiežiaus citata labai įžeidė Donaldui Trumpui ir ten ją suprato kaip popiežiaus kritiką Donaldo Trumpo atžvilgiu. Buvo akivaizdu, kad popiežius kalba būtent apie Donaldą Trumpą. Tuo metu Donaldas Trumpas ką tik buvo suėmęs Venesuelos diktatorių Nikolą Maduro, praėjusią vasarą bombardavo Irano branduolinius objektus ir akivaizdžiai ruošėsi naujai karo fazei. Be to jis dar pareiškė, kad JAV užims Kanadą ir Grenlandiją. Ir štai dabar ekspertai yra šokiruoti pačiu faktu, kad Pentagonas kviečiasi pas save bažnyčios veikėjus, kad reikalautų iš jų lojalumo. Ir čia pateiksiu dar vieną citatą iš The New Republic. Ši pasibaisėtina bauginimo taktika yra pirmoji tokio pobūdžio, nekalbant jau apie atvejus, kai pasaulio galybė manė, kad gali jėga paimti Romos vyskupą į nelaisvę. Vatikanas buvo taip sunerimęs dėl Pentagono perspėjimo, kad popiežius atšaukė savo planus vėliau šiais metais aplankyti JAV.
Daugelis Vatikane Pentagono užuominą apie Avinjono popiežystę suprato kaip grasinimą panaudoti karinę jėgą prieš šventąjį sostą. Įtampa neslūgo ir vasarį, kai šventasis sostas atmetė Baltųjų rūmų kvietimą priimti pas save popiežių. Deja, gimusi JAV Amerikos 250 metų sukakties šventėje Liepą. Ir čia jau Vatikanas ėmėsi tam tikro Donaldo Trumpo pažeminimo, atsisakydamas lankytis JAV nepriklausomybės dieną. Popiežius. Ir tai yra mažytė sala tarp Tuniso ir Sicilijos. Pasirinkta irgi neatsitiktinai, nes kol Trumpas bus karinėme parade nepriklausomybės dieną Vašingtone kažkur, popiežius vyks į šią salą, nes būtent ten tūkstančiai imigrantų iš Šiaurės Afrikos atvyksta į krantą. Tai savotiškas pasišaipimas iš Donaldo Trumpo kovojančio su migrantais. Net leidinys Axios rašo, kad popiežius Leonas XIV ir JAV prezidentas Trumpas dar labiau aštrina ir taip jau aštrų konfliktą. Citata. Tuo tarpu katalikų lyderiai žiūri į karą su Iranu per teisingo karo teorijos ir civilių gyventojų apsaugos prizmę. JAV gynybos ministras Pitas Heksetas pripildė konfliktą krikščioniško nacionalizmo retorika ir maksimalaus žūtingumo požiūriu. Šią savaitę popiežius Leonas pasisakė griežčiausiai. Jis pavadino prezidento grasinimą sunaikinti Irano civilizaciją visiškai nepriimtinu. Toliau popiežiaus citata. Išpolis prieš civilinę infrastruktūrą prieštarauja tarptautiniai teisei. Tai taip pat yra neapykantos, susiskaldimo ir naikinimo, kuriuos gali sukelti žmogus ženklas. Tačiau Baltieji rūmai pareiškė, kad Trumpas teisus ir apskritai kalbos apie konfliktą tarp Baltųjų rūmų ir Vatikano yra netikros naujienos. Visa tai yra melas. Ana Keli pareiškė. Глава заявила, цитата. Visi prezidento Trumpo užsienio politikos veiksmai padarė pasaulį saugesnį, stabilesnį ir klestintį. Amerikos katalikai ryžtingai palaikė prezidentą Trumpą 2024 metais. Prezidento Trumpo administracija palaiko itin gerus santykius su Vatikanu. O Pentagone pripažino, kad taip, iš tiesų sukėslė krizę. Iš tiesų į pokalbį kvietėsi Vatikano atstovus. Tačiau pridūrė, cituoju, susitikimas tarp Pentagono pareigūnų ir Vatikano buvo pagarbi ir racionali diskusija. Mes jaučiame šventajam sostui tik giliausią pagarbą ir sveikiname dialogo tęsimą. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patiktuką. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, jau žinote, ką reikia daryti. Tai galite padaryti paaukodami. Visos nuorodos ir rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme arba nuskenavę QR kodą jūsų ekranuose. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti mano Telegram kanalo Pečiai News. Nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten neskelbėme operatyves naujienas, kai tik jos pasirodo. Tiek šį kartą. Saugokite save. Visiems iki.